Labadiena, gerbiamas komisijos nary. Iš tikrųjų, labai svarbu supaprastinti šitą sistemą, bet svarbiausia, kad ūkiai išliktų konkurencingi ir pelningi. Noriu pateikti labai konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, Baltijos šalių pieno gamintojai jau 8 mėnesiai kaip dirba nuostolingai. Ir ačiū žinoma už paramą kelių mėnesių, bet šiandieną situacija tokia, kad jie nežino, kas bus rytoj. Ir pastoviai turi įrodinėti tai, kad jie yra kažkokie tai išskirtiniai ir juos reikia paremti. Ar nemanot jūs, kad vykdant pertvarką šitos reformos, ar nereiktų numatyti galimybę, kad ne tik tai būtų kompensuojama svyravimai, sakykime, ten jauniems ūkininkams, mažiems ūkiams, bet ir rinkos pokyčiai būtų kartu padengiami, kad žmonės garantuotai žinotų, kad atsitikus bėdai jie bus paremti. Ačiū. Poseł Petir.